Ar žinojote, kad tonikas ir toneris nėra tas pats? Tonikas užbaigti prausimą. Tonikas naudojamas tik tada, kai po prausiklių jaučiasi tempimas. Vanduo kietas ir palieka sausumo jausmą. Odai reikia atstatyti pH po stipresnių prausiklių. Nuimti paskutinius makiažo arba SPF likučius. Tonikų funkcija nuvalyti, atstatyti balansą ir paruošti odą kremui. Tai dar nėra priežiūra. Tai baigiamasis valymo etapas. Toneris tai yra priežiūra. Jis kaip skystas serumas. Jo funkcija drėkinti, raminti ir suteikti odai naudingų ingredientų. Paruošti serumui ir kremui. Toneris skincare, tonikas valymas. Tonikas užbaigia prausimą, toneris pradeda priežiūrą. Tonikas nuvalo, toneris drėkina. Viskas. Kitaip tariant, tonikas švarai, toneris odos geroviai. Tikiuosi, jūs dabar suprantat, kas yra tonikas ir kas yra toneris, ir galų gale noriu pasakyti, kad abu produktų jums tikrai nereikia. Jums tik reikia pasirinkti, kokį tikslą jūs norite išspausti iš šitų produktų. Ir aišku, jeigu jums buvo naudinga, spauskite like ir sekite puslapį. Sekantį Reels mes jau kalbėsime apie serumus.